Mhm. Mes turėtume būti jau live. Tai sveikos visos susirinkusios ir tos, kurios dalyvauja podcast'e ir tos, kurios mus žiūri arba klauso. Tai yra mūsų pirmasis dublis. Aha, ir aš dabar girdžiu jau garsą savo, ne? Tai viskas tvarkoj. Tai yra mūsų pirmasis dublis ir šiandien norim padiskutuoti apie tai, kas yra profesionalus kaučeris, kadangi tai yra moterų grupė, tai būtų, kas yra profesionali kaučerė, bet iš tikrųjų turbūt nėra skirtumo, tai kalbėsim taip, kaip pavadinsim, taip ir bus, kai tai vadina kaučų. Šiandien iš vis gavau pastabą, kad kaučeris yra nelietuviškas žodis ir kad paduos mane lietuvių kalbos komisijai už tokį žodį ir jo vartojimą. Tai žodžiu, kaip mes geriausiai suprantam, taip ir vadinam, bet kada galima jau būtų pasivadinti, kad esi profesionalus šioje srityje, tai va tokį klausimą šiandien ir nagrinėsim. O aš pati esu save vadinu profesionalią kaučerę, moterų kaučerę ir dabar labiau orientuojasi tai, kad padėčiau kitoms kaučeriams įsivažiuoti savo veikloje ir kurti kaučingo verslą. Tai o mano partnerė Violeta, prašau prisistatyti. Tai sveiki, aš Violeta. Sertifikatą kaučerio aš gavau beveik prieš metus laiko, tik tai patirties yra mažiau, tai iš tikrųjų aš dar labai gerai atsimenu, ką reiškia, kai gauni sertifikatą ir išeini į platųjį pasaulį jau kaip kaučingo specialistas. Ir pajauti tą tokį, ar tikrai, ar aš jau galiu iš tikrųjų vadintis tuo profesionalu. Tai dabar po metų laiko aš jau galiu sakyti taip, aš galiu save taip vadinti, bet iki to buvo ilgas kelias abejonių, baimių, klausimų. Tai vat labai džiaugiuosi, kad mes pradedam šitą podcastą, kad tų klausimų būtų kuo mažiau. Super. Tai ką, paprašysiu prisistatyti ir mūsų viešnių. Tai pradėsim nuo Redos. Redo, prašau trumpai apie save pristatyti save auditorijai. Sveikos merginos, sveiki visi, kas pasijungs, pasiklausys. Tai aš esu, jeigu jau toks papuolėme pas kaučerės, tai kaučingo specialistė gal pirmasis tas etapas, atstovauju, matau kitos merginas, kitas mokyklas atstovauju, irgi labai faina, kad pasijungiam, tai mano yra ITS, tai ICU. Ir aš, ko gero, esu, mes čia prieš laivą šiek tiek apsitarėm, kurie čia jaučiasi profesionaliais, kurie ne, tai aš, ko gero, iš tų, kurie, tą lengvąjį, ko gero, kelią savo tokį pasiėmiau ir kažkaip pagalvojau, pabaigiau ir besimokant, gal net besimokant, pradėjau jaustis, kad pakankamai moku arba galiu daryti. Tai aišku, visiškai dar nereiškia, kad jau galėjau galbūt, ar ne, ir ten tas kelias po to jisai ten tikrai keičiasi, gebėjimai visi. Bet tiesiog prie ką noriu pasakyti, kad labai ko gero įvairūs, Violeta sako, su šiek tiek tokiu net ir pabaigus, kai aš jau turiu galbūt įrodymą ir tokį ir sertifikatą jau, ar ne, vis tiek, kad jį gautum, reikia atlikti tam tikrus dalykus. Tai, prie ko vedu, kad ko gero įvairių yra žmonių, tai tikėkime, kad visi atras savo klientus ir savo kelius. Tai tam kartu kaučingo specialistė, bet jau jeigu toliau imti, tai jau kaučingo trenerė, tada taip sakyčiau, jau ruošiu tuos specialistus. Tai trumpai gal tiek. Super, ačiū labai, Reda. Kristina. Labas visoms, kas klausot, arba visiems. Labai smagu, kaip Reda minėjo, kad vis dėlto mes truputį iš skirtingų mokyklų visos. Tai aš 3 metai kaučingė esu ir vadinu save sertifikuotą kaučingo specialistę. Kažkaip tas žodis profesionalus labai tikrai jis yra keblus daugeliui. Na ir tas sertifikavimas susijęs su ICF, su Tarptautinė kaučingo federacija. O pati šiaip 3 metai dirbu su organizacijom, būtent su organizacijom įvairiuose lygiuose vadovų lygmenį. Vadovų kaučingas. Taip, tai tiek trumpai, o vėliau padiskutuosim gal plačiau. Gerai, ačiū labai, Kristina. Dovilė. Tai irgi pasisveikinsiu, sveikos besiklausančios. Smagu labai prisijungti ir galėti dalintis. Tai
taip dvejoju, ar ne, kaip tas pradėta, ar ne, kad, nu, coachingė nuo ten seniai. Tai aš iš tikrųjų coachingė nuo jau seniai. Mano pirmi coachingo mokymai buvo 2009 metais. Tai tikrai labai seniai ir jau, kurios dabar mokyklas lyderiauja, jų tuo metu net nebuvo. Tai. O esu irgi ICF, kaip čia, šeimos žmogus, ICF ACC sertifikuotas coachingo specialistas. Nu, su kaip čia, profesionalu ir kada vat, save to galiu vadinti, tai čia aišku irgi ir tų asmeninių visokių, ar ne, kalnelių praeitą, tai irgi bus labai smagu dalintis, o šiaip tą, ką darau dabar, tai yra koncentracija į asmeninį ir profesinį augimą. Ir pagrindė yra šitos temos, kur dirbu su individualiais klientais, jau dabar ne kaip organizacijų coachas, bet kaip individualus. Ok, super. Tai aš esu, tai žodžiu, Dovilė ir Kristina yra ICF mokyklos atstovės, aš esu ACC, palauk, aš vis maišau, ICC, žodžiu, ICC, ICC. Violeta, tu esi ICU, kaip ir Reda. ICU ir Reda ICU. Ok, tai mes turim įvairių mokyklų požiūrių ir šiandien padiskutuosim, tai ne tik iš mokyklos pusės, ne, bet ir iš savo asmeninės pozicijos, kaip aš suprantu, kas yra profesionalus coacheris. Bet aišku, mokykla vis tiek turi įtakos tam. Aš pati dar esu baigusi ir Tony Robbinso kursus coacheriams, tai ten, pavyzdžiui, buvo absoliučiai viskas kitaip, negu čia, kur aš mokiausi ICC, ne? Tai irgi tas požiūris labai skiriasi tiek į specialistą, tiek į profesionalą, tiek į tai, kas apskritai yra coachingas ir kaip jisai turėtų atrodyti. Tai pirmas klausimas ir būtų jums pamastymui ir diskusijai, kaip jūs manot, kiek tas profesionalumas yra susijęs su formaliomis žiniomis ir sertifikatais. Ar jis iš vis yra susijęs su tuo? Ir jeigu taip, tai kiek? Tai yra susiję daug, mažai, stipriai, nelabai. Tai kas norėtų pirma galbūt pasisakyti tuo klausimu? Gal aš. Mėgstu kalbėti, perspėjo per daug nekalbėti, tai naudojas progą, kol dar niekas pirmas nepagrobė. Tai man, ko gero, net nediskutuotinai, kad galėtum vadintis iš vis gal daugiau neprofesionalu, ar ne, bet tiesiog specialistų, bet kokios rūšies specialistų, bet kokios srities specialistų. Tai turi būti ar sertifikatas, ar kažkoks to pažymėjimas, kad tu įvykdei tam tikrus standartinius praėjai mokymus, įvykdai praktinės užduotis ir panašiai. Tai toksai must have, kas turėtų būti. Ir aš netgi jau galėčiau sakyti, kad jau kai turim sertifikatą ir jeigu tos mokyklos yra tarptautiniu mastu, gal net gali būti galbūt kažkur sričių, kur neturi būti net tarptautinio, bet čia mes Lietuvoje turim tarptautinės mokyklas, coachingo atstovus, kas mane labai labai džiugina. Visos jos, tiesiog fainos, nežinau, su įvairių rūšių, įvairių mokyklų specialistais bendrauju ir suprantu, kad vis tiek yra tas skirtingas mokymasis, bet kažkoks tas kompetencijų ar kažkoks vertybinis dalykas, jis vis tiek yra toksai vienas. Tai žodžiu, sertifikatas kaip ir privalomas dalykas, o toliau mes jau, aš toks kažkaip pasigalvojau, šiandien galvoju, gal su kuo net palyginti, aš tokia metaforiška gan. Kaip geras gydytojas koks nors, ar ne? Taip, kad būtum specialistas, kad tu galėtum būti gydytoju, tu turi turėti diplomą tam. Bet po to, ar jau ten jisai bus nuo Dievo ten, ar padėk Dieve, tas coachingo specialistas, tą jau, manau, šiandien galėsim taip pradiskutuoti, kaip po to parodyti, kai aš turiu gebėjimą, ar ne, aš turiu tam tikrus įgūdžius, bet ar aš moku su žmogum dirbti, ar aš moku jį pajausti, ar aš tikrai kiekvienoje srityje galiu tą padaryti, ar aš moku su savim susitvarkyti, ar ne, savas kažkokias problemas spręsti. Tai va čia jau sakyčiau, tas antras punktas. Tai jeigu dėl sertifikato, tai sertifikatas privalomas. Tai, o sertifikatas tai yra jau profesionalumo ženklas, ar tik tai pirmasis bazinis kažkoks? Pirmasis, labai, labai teisingai sakai, pirmasis bazinis. Aš pavadinčiau, kad tas žmogus jau turi teisę vadintis coachingo specialistu. Taip jisai gali jam prie pavadinimo, mes patys išduodam, kad tai yra profesionalus coachingo specialistas, tiesiog kaip tam tikras lygis, kad aš dabar nemėgėjas, bet aš jau kaip ir galiu tą atlikti. O profesionalumą aš iš vis netgi sakyčiau, ICF-as iš tikrųjų turi tą, sakyčiau, puikų visai dalyką, kur galima
žmogui, klientui, okei, patiem galbūt netgi jums, bet klientui kaip ir aišku jau tada, kiek tas žmogus yra pasiekęs, kiek jis valandų pravedęs sesijų ir panašiai. Kitos mokyklos šiek tiek mes tokio neturim, va šito tokio įvertinimo. Tai jau tas profesionalumas, jau paskui jisai yra matuojamas, ko gero, taip, valandų skaičium, galim sakyti, galbūt. Galbūt sritim kažkokie, kur tu giliniesi. Žinia apie save, atsiliepimais, bet jau ten toks subjektyvesnis dalykas. Ok, ačiū labai, Reda. Ką kitos galvojat? Pritarėt, ar turit papildyti? Aš tai turiu ir paprieštaravimui argumentų, tai palauksiu jūsų. Tai aš gal pasidalinsiu tada, nes vat, klausiau Redos ir iš savo pozicijos aš tikrai pritariu tam, nes irgi manau, kad tos formalios žinios, jos yra būtinos. Nu, man tas, aš kažkaip dar taip irgi ir klausiau ir galvojau, tas sertifikatas ir formalios žinios, nes tos formalios žinios, jos gali būti gaunamos irgi skirtingais labai būdais. Nu, mes dabar gyvename jau tais laikais, kai mokytis galim čia kaip nori, kas nori, kokia nori kalba, kokia nori platforma. Bet aš galvoju, kad tos formalios žinios, jeigu mes šnekam apie formalias teorinės žinias, tai jos yra tik tai maža dalis to bazinio išsilavinimo. Nu, dalis bazinio. Aš manau, kad į tą bazinį išsilavinimą, šiaip dauguma mokykloje įdeda, tai yra, elementari praktika. Tai tarkim, jeigu tu esi, nežinau, baigi Courseiros kursą, tai matyt, kad su praktika yra sunkiau, ar ne? Tai tu gali gauti netgi ir formalų pažymėjimą, kad išklausai kažkokias teorinės žinias, bet ten tikriausiai nebus elementarios pravestos bent vienos coachingo sesijos. Tai tada aš nemanau, kad toks, nežinau, ten sertifikatas, kažkoks kursų baigimo pažymėjimas, jis, mano galva, jis absoliučiai vertės neturi, nes tas žmogus jisai tik tai žino. Teoriškai gali labai gerai išmanyti, kas yra coachingas ar ne, ta prasme, jisai gali paaiškinti teoriškai, kas tai yra. Praktiškai, aš nelabai įsivaizduoju teorinio coachingo. Tai va čia irgi, ar ne, tai aš pati atsimenu, kad kai rinkaus tas, būtent kur aš įgysiu tas bazinės žinias, kad tai būtų ne tik teorija, kad tai būtų teorija plus pakankamai stipri praktika ir tikrai žiūrėjau visas mokyklas. Ir tikrai irgi džiaugiuosi, kad Lietuvoje yra stiprių mokyklų, tada jų buvo mažiau, dabar yra daug daugiau, bet tai yra tikrai ta teorija yra viena, plus truputį praktikos ir tada jau tu taip išeini su tuo baziniu lygiu, ką gali vadinti, kad tu esi, jau esi coachingo specialistas nemėgėjas. Bet šitoj vietoj, aš dar nekabinčiau žodžio profesionalus. Ok, tai mes čia galim truputėlį susivienodinti ir atskirti savokas, ne? Tai bazinė, tarkim, coachingo specialistas nelygu profesionalus coacheris, ne? Čia taip suprantu, kaip ir daugmaž sutariam. Tada, ką suprantu, formalios žinios nelygu teorinės žinios. Į formalias žinias, sakykime, tas, kurios suteikia mokyklos, įeina ir teorija, ir praktika, kuri yra prižiūrima formaliai, atliekama, stebima, vertinama ir panašiai. Tai čia susivienodinu, kad suprastumėm, tu palėtei labai gerą tą aspektą tarp formalių žinių ir teorinių, ne? Nes teorinių žinių mes galim ir savarankiškai prisiskaityti ir kursus, kaip sakai, bet kokius ten kaip Coursera baigti, ne? Ir knygą galim paskaityti apie coachingą, tai čia būtų panašiai kaip dviračio, ne? Pasiskaitom, kaip važiuoti ir jau tada, o tada atsisėdam ant dviračio ir bum. Ir tada galvoju, oi, ką aš ten skaičiau, kaip tam buvo viskas. Ok, Kristina, ar turi ko pasidalinčio klausimą, ar važiuojam toliau ir tada vėliau išgirstam tave? Aš gal labai pritarčiau, tik irgi gal, jeigu leisit, pasitelksiu metaforą, kad irgi klausytojams gal būtų kažkokios asociacijos ryškesnės. Man coachingo kelionė labai panašiai į, tarkim, tango mokymasi. Tu baigi kažkokias pamokas, tu kažkiek valandų pašoki, išmoksti tos pagrindinius žingsnelius,
Bet paskui, vat, kaip coachingo profesijoje mes gaunam tą vadinamą pirminį sertifikatą, o tada tu išeini šokti tango vis su kitu partneriu. Ir va tas gebėjimas pajausti tą partnerį, pritaikyti tos žingsnelius, improvizuoti, kurti kartu tą šokį, na ir tampa ilgainiui profesionalumu, nes iš pradžių dėja prie savo partnerio buvai pripratęs, o dabar jau gauni vis kitus. Ir nebūtinai tau seksis tikrai labai labai profesionaliai sušokti tą šokį. Ir šalia to, manau, kad profesionalumas dar yra tame, kad bešokant, na, tu turi stebėtojus laikas nuo laiko, kurie vis dėlto įvertina tavo šokio, na, visą tą sklandą, visą tą galbūt atmosferą ir apskritai, kas tau gaunasi. Tai mes kalbam vis tiek coachingo profesijoje apie supervizijas ir mentorystės šalia to. Tai, na, tiek trumpai galbūt jungiant, kas vyksta po tų vadinamų bazinių mokymų su kiekvienu specialistu daugiau ar mažiau. Tai tu jau pajudėjai truputėlį link profesionalo, ne? Tai jeigu mes prieš tai aptariam tiesiog bazinį lygmenį, tą tokį specialistą, tai link profesionalo einant gaunasi šiek tiek daugiau patirties su įvairiais skirtingais partneriais, skirtingose situacijose, galbūt kartais gatvėje tenka tą tango sušokti, ne, netikėtai, kartais, nes mokykloje tai yra viskas labai paruošta, saugu, tu žinai, ko tikėtis daugmaž, kada tai vyks ir panašiai. Kai tu baigi ir išeini į gyvenimą, tai visko būna, ne, ateina žmonės, kurie ir nenori eiti coachingo sesijas, ir nori, ir aukos vaidmenį, ir ten, žodžiu, ir prisiemantis atsakomybę, ir neprisiemantis, ir visokių žmonių ateina ir su jais tenka bandyti šokti tą šokį. Ir kuo žmogus turi daugiau, kaip suprantu, pagal tave patirties, tos jau su skirtingais partneriais, tuo jis tampa vis po truputį profesionalesnis ir profesionalesnis, ne? Ir net va čia papildyčiau, Jurga, tave, kad profesionalumas irgi coachingo specialisto viduje auga, kai jis jau irgi per laiką labai išsigrynina savo tą veikimo nišą arba galbūt netgi klientus, su kuriais jisai nori dirbti ir jam yra smagu kurti tą šokį, o galbūt su kita grupė žmonių ar su kitokių asmenybių tipais jau, tarkim, nėra, ar su kitom temom jau nėra to tokio potraukio galbūt dirbti ir tada irgi mes puikiai žinom, kas dirbam coachinge, kad vis dėlto, na, išsigryninam tą savo veikimo nišą arba veiklos nišą. Tai kitaip tariant, jau pradedi tada atsirinkti, kas aš esu, su kuo aš noriu dirbti, kas man sekasi, kas man veikia, kas neveikia, kas mane traukia ir panašiai. Jau truputėlį formuosi identitetas kaip coacherė. Noriu dar ir Redos ir Dovilės paklausti, jeigu einant link nuo to bazinio jau lygmens, link profesionalumo, ne, tai kaip jūs įsivaizduojat, kada jau žmogus gali pasakyti, aš profesionalus coacheris? Nes turbūt Lietuvoje, aš nežinau ko gero coachingo žmogaus, kuris nebūtų baigęs sertifikatą, neturėtų sertifikato, ne, mes vis tiek visi daugmaž, kad pasitikėtumėm savim ir pradėtumėm apie save skelbti, mums reikia to popieriaus, bent jau psichologiškai, bent jau dėl savęs. Manęs asmeniškai gal per visus 8 darbo metus tik 1 arba 2 klientės paklausė, ar aš turiu sertifikatą. Per visą tą laiką, nes aš net nerašau, kad aš esu sertifikuota coacherė. Tai kaip pereiti nuo to sertifikuoto bazinio lygmens link to, kad tu jau pasakytum, kad esi profesionalus šitoj srity? Tai aš gal tada pasidalinsiu, tai kadangi jau esu iš ICF, ar ne, visas mano pamatas tų ir bazinių, teorinių ir praktinių žinių yra ICF-as, tai gal turiu irgi paminėti teisingumo dėlį, ar ne, kad ICF mokyklos baigimo pažymėjimo, jis nėra laikomas sertifikavimu. Ir čia yra labai griežtai yra į tai žiūrima ir jeigu tarkim ICF mokyklą esi pabaigęs ir gavęs mokyklos baigimo pažymėjimą, pasakai, kad tu esi sertifikuotas, tai gali sulaukti laiško iš ICF, kurie sakys, kad klausyk, kai gausi ACC,
Tai bus labai fainai, labai laukiam, išlaikyk visus kriterijus ir tada tikrai bus sertifikuotas. Nes ICF sako, kad sertifikacija yra ACC, MCC, PCC, nu, atvirkščiai, ne, MCC tada jau PCC. Ir čia vat yra irgi, tai aš ir kai klausau, tai man tas sertifikuota, taip irgi noris, nu, aš suprantu, kad kai mes esame skirtingų mokyklų, tai čia yra, nu, skirtingi tie dalykai, bet jeigu mes kalbam apie ICF. Tai tarkim, toj mokyklai, kur aš baigiau, irgi lygiai taip pat yra baigimo pažymėjimas ir yra sertifikatas, kurį baigimo pažymėjimą tu gauni tiesiog, kad tu baigiai kursus, sertifikatą tu turi išsilaikyti. Aš nežinau, turbūt Violeta, Reda irgi ICU tas pats yra, ne? Mus negauna, jeigu, nu, kaip teorinė nesiskirsto, kad tik teorinė galėjai išklausyti ir viskas. Nu, tu turi ir teorinė, ir praktinė, ar ne? Nėra tarpinio, kad gaunat kažkokį pažymėjimą. Ten turi būti keliasdešimt valandų padaryta sesijos, kaip minėjau. O yra egzaminas kažkoks, kaip testas. Egzamino dabar nedarom šiuo metu, bet yra va tokia mintis. Bet ilgą laiką, iš esmės, kada buvo ne online mokymai, visą laiką buvo egzaminas. Iš tikrųjų buvo egzaminas, bet dabar toks vidinis yra diskusijos, ar paleisti su tiesiog mes prižiūrim šiaip visas tas sesijas, ar ne, kurias daro supervizinės, ir užskaitom taip, kad jau jos pasiteisino, jos yra aptariamas. Tai va, tai tiesiog, nu, nėra toks, neįsiskaido dar, kad pabaigimas ir jis Tai čia tam, kad irgi nieko negauna. Taip, tai teorija nieko negauna. Tada galiu, nu, toks trumpai pasakyti, yra tada gali rinktis visiškai kitą kursą. Kada yra coachingas, va, darbui ir gyvenimui, ar ne? Tai tada žmogus gaus, jis išklausė, jis šiek tiek pastebėjo, kaip tai yra daroma, jisai kažkiek pasitreniravo, tada jisai gauna, nu, va, tokį pažymėjimą, kad jisai, nu, išklausė kursą. Dėl savęs, ne? Nu, ar veiklą jis savo kažkur naudos. Taip, tai gerai, ačiū Dovilė, tada prašau pratęsti mintį. Tai va, apie profesionalumą, tai gal dar irgi pridėsiu, kad aš irgi, dar prieš mūsų pažintį, ar ne, kai gavau tą klausimą ir kažkaip galvoju, o tai kas man, nu, pirmiausia, man savo pačiai atsakyto, tai kada čia kas įvyko ir kada aš jau čia patapau, ar ne, savo profesionali. Tai iš tikrųjų aš kažkaip galvoju, kad mano atveju tai yra labai patogu ryžtis prie ICF standarto, man jisai tikrai labai patinka ir labai daug atsako tokių neaiškių klausimų, tai kada čia kas ir kaip vyksta, tai aš tikrai sakau, kad save profesionaliu coachu pradėjau įvardinti tada, kai įsilaikiau ACC, tai yra egzaminas, tai yra mažiausiai 100 valandų praktikos, tai yra bent 3 valandos mentorystės, įrašyta sesija ir išanalizuota, transkribuota ir panašiai. Tai aš kažkaip galvoju, kad šitos 3 dedamosios jos turi būti, ar ne? Nu, tai tu turi tavo teorinių žinių bagažą, tu turi praktiką, bet ta tavo praktika irgi tu ir pats analizuoji, ką tu ten darai toj sesijoje. Ir tu turi patyrusi žmogų šalies, kuris tau duoda grįžtamą ryšį, ar ne? Kas galėjo būti geriau, ar ne, kas buvo gerai, kur yra tobulintina ir panašiai. Ir galiu pasakyti, kad tikriausiai po netgi šitų jau kelių metų, nežinau, jeigu rytoj sėsčiau dirbti su savo mentorium ir būčiau išsianalizavus, ar ne, kažkokią paskutinę savo sesiją, jisai man tikrai pasakytų ir aš pati matyčiau, ar ne, kur aš galiu padaryti geriau, kur galėjau padaryti kitaip, gal ką praklausiau ir panašiai. Tai čia tas irgi, ar ne, nereikia, tas profesionalumas ir tada, kai tu pasakai savo, kad jau tu, jau esi, tai irgi iš kitos pusės, nereiškia, kad tu esi toks, nežinau, tobulas, ar ne, klaidų nedarantis ir jau, idealiai, nežinau, vedi sesijos. Tai va čia irgi toks reiktų neperspausti, ar ne, tas, tai va, mano. Ok, tai noriu paklausti, ar tu manai, kad to užtenka? Tų 3 dedamųjų, to sertifikato, ar to užtenka, kad tu jau galėtum vadintis ir jaustis profesionaliu? Tai aš gal, atsakyčiau, kad ne tai, kad to sertifikato arba to ženklelio užtenka, bet jeigu tai yra jau daugiau negu 100 valandų praktikos, tai reiškia 100 valandų, 100 sesijų pravesta, ar ne, jau ir su mentorium pradirbta ir tikrai ne viena sesija paties išanalizuota. Tai turėtų jau reikšti, kad jau tu gali būti tuo, bent jau tuo junior profesionalu, ar ne, kuris pradeda tą savo kelią. Ir čia jau tada labai pritarčiau Kristinai,
kad jau va tada eini šokt tango, ar ne? Nu jau truputį, jau netgi sakyčiau, toje vietoje esi jau truputį pašokęs ir su skirtingais partneriais, nes 100 valandų per 1,5 metų, man atrodo, netgi dabar yra reikalavimas, tai truputį yra to intensyvumo ir yra tų progos pakeistos partnerius ir save pasibandyti ir paaugti šitoj srityje. Ok, super, ačiū labai. Kristina? Aš kadangi irgi iš ICF pasaulio, tai dar trumpai Doviliai paantrinsiu, kad vis dėlto ACC, tas 100 valandų ir išlaikytas egzaminas, jis toks yra savotiškas vidinis apsisprendimas, kad tu eini profesionaliai žiūrėti į tą profesiją. Tu dar nesi profesionalas, bet tu jau pasirenki, jeigu tu pasirenki profesionalaus coachingo kelią. Kitaip tariant, tu pasirenki coachingą kaip profesiją. Ir tada tai reiškia bent jau man, kad, mokaisi nesustodamas. Kažkuria prasme, kažkuriom formom, tų formų yra įvairių ir galimybių įvairių, bet tiesą pasakius, bet kurioj profesijoje, kurioj žmogus nori tapti profesionalu, jis turbūt ir nesustoja mokytis. Tai va čia tavęs tada ir paklaus, ar tai yra begalinis procesas, ar kažkada tai ateina taškas, kada tu gali pasakyti, viskas, aš jau esu profesionalas ir dabar aš mokausi toliau šiaip savo malonumui, ten noriu gerinti savo lygį, bet aš jau jaučiuosi profesionalus ir man nebereikia daugiau mokytis, kad aš tokiu tapčiau, bet aš mokausi savo malonumui. Mokausi, tai turiu omeny gal labiau praktikuoju per praktiką, ta prasme, ar tu manai, kad visą laiką reikia kažkokius ten kelti kvalifikaciją, laikyti kursus, ne? Ar ateina laikas, kai tu gali pasakyti, aš esu profesionalus, toliau aš tik tobulėju, tiesiog kaip gaunasi, ne? Bet jau aš dabar pasiekiau tam tikrą lygį, kada galiu pasistoti tą intensyvų mokymas ir pasakyti, kad aš jau profas esu. Aš tik apie save kalbėsiu, aš sunkiai save įsivaizduoju, kad jeigu, tarkim, išmokau šiek tiek šokti, man tiek pakaks. Nors vėlgi turim sertifikatą, turim jau tą įvertinimą, kad tu esi pratestuotas, jau tu išmanai judesius, procesą coachingo. Sunkiai įsivaizduoju, sakau, ir kitus netgi, kad žmonės sakytų, man to užtenka, nes jeigu renkiesi tai kaip profesija, tai niekada neužteks to, kiek tu žinai ir moki, tau visada norėsis, geresnį ryšį sukurti su klientu, daugiau išgirsti ir pamatyti to, ko jis nepasako ir neparodo. Ir turbūt tam nėra tos ribos, reiškia, mokymasis net vyksta per praktiką. Tu nebūtinai turi žiūrėti daug video ir skaityti begalės knygų, bet netgi tęsiant praktiką, tu vis tiek mokaisi, nes šalia to, kaip ir minėjom, vyksta ir mentorystė, ir supervizijos, ir tu nesi pats savo savaime fainas ir gražus, bet tu esi prižiūrimas, tu daliniesi, konsultuojasi su kolegomis, kurie turi daugiau patirties. Tai manau, kad tai natūralus procesas. Iš tavęs girdžiu, kad kažkaip girdžiu, kad iki profesionalų tai čia labai sudėtinga yra priaugti. Tokia man jaučiasi, kaip čia pasakyti, gal vaibas toksai, ne, kad sertifikatas yra tik truputį išmokau ir tada, kad aš nuolat turiu tobulėti ir, pavyzdžiui, nežinau, ten tau 100 metų, tu jau mirties patale, ar tada gali pasakyti, kad buvai profesionalus coachas, jeigu visą gyvenimą, žinai, link to, ar dar ne, ir dar yra ką išmokti. Ir ar jeigu dar yra ką išmokti, tai reiškia, kad tu dar nesi profesionalus. Gal mano mintis yra apie tai, kad coachinge tampi profesionalių specialistų išsilaikęs sertifikavimą ir nesustoju mokytis, todėl kad, smagu tobulėti, tiesiog kito kelio nėra. Ir čia ne apie tai, kad jeigu tu ten neperskaitai 100 knygų, tai tu nesi profesionalas. Ne, tu esi profesionalus specialistas, kuris tęsi savo praktiką galbūt iki gyvenimo galo. O gyvenimo pabaigoje pasakysi, 50 metų praleidau coachingę.
Daug ar mažai? Profesionalu ar ne? Jo, profesionalu ar ne? Tai mūsų dar ir ta kartelė labai skiriasi ir šiaip turbūt mes kaip ir tą sąvoką suprantam gal ir panašiai, bet omeny vis tiek galvoji kažkiek skirtingai jinai mums jaučiasi, aš taip spėju. Reda, ką tu pasakysi šiuo Na, klausimu? tai man, žinokit, kažkaip tas profesionalus, jis iš vis taip, vis vat, klausausi ir toks galvoju, prie ko man jį net ir pririšti, ar ne, kaip jį iš vis įmanoma išmatuoti, jis man kažkoks toksai labai subjektyvus gal tas net pats pavadinimas. Ir jeigu vis tiek jau jį naudoti, ar ne, taip kaip net šiek tiek humor sakau, kad aš jau net kai mokiausi ten tą profesionaliai jaučiausi iš tos grupelės, aš žinokit, aš iš esmės esu šiek tiek už tai, kad žmogus toj terpėj, kurioje jis yra, jeigu jis ten, nežinau, yra penktokas, jis vat to penktoko geriausiai, jis ten pirmūnas, ar ne, tai žinios yra kažkoks lygis. Tai tas, kuris yra pabaigęs ką tik mokslus, jis tiesiog profesionaliai pabaigė šitos mokslus. Jisai dabar vat, su savo ten 50 ar su 100 valandų, jis tą, aš įsivaizduoju, jis tą turėtų labai gerai daryti. Ir jeigu jisai tą daro, pasiekia, tai aš visus tiesiog ten skatinu, kurie ir pas mus mokyklas pabaigia, ar sesijas ateina. Jis tiesiog turi užsidėti savo kertelę, kada jis jau save palaikys tokiu, vat kaip minėjau, koks nors junior, ar ne, professional, gali būti kažkoks toks, suprantu, kad aš tas pradedantysis, bet kiekvienam atrodytų to profesionalumo yra tas sluoksniai tokie keli. Tai ta prasme, arba mes sau leidžiam būti ir jaustis visada profesionaliu, tiesiog toj srity, su tais klientais, su ta informacija, kurią pateikiu kitiems žmonėms, ar ne, kad aš esu to lygio, su tiek valandų, su tiek praktikos, vat toj vietoj, aš čia, kiek man įmanoma ir šitoj terpėje, aš dirbu profesionaliai. Dabar, ar toliau tobulėti ar ne, tai čia nebuvo klausimas, ar turiu, ar panašiai. Tai Kristina, man atrodo, šiek tiek ir tą atsakė daugiau. Čia yra daugiau ne apie turiu, tiesiog, bet tas, kuris tada geras specialistas, man gal net skamba ne profesionalas, bet jis yra geras specialistas. Tai geras kiekvienos srities specialistas, jis net neprivalo. Okei, gal ten kažkur turi praeiti, ar ne, tu užmigsi ant laurų, pramiegosi, bet tai tada tu nei specialistas, nei profesionalas. Geras specialistas, jis nori. Tiesiog, jis nori tobulintis, neįmanoma, kaip toj specialybei manikiūro meistrės, jos domisi, kokia nauja metodika atsiranda. Tai ta prasme, tai coachingo specialistas, jis tikrai turi įvairiose srityse domėtis, kaip keičiasi, kokios atsiranda metodikos, kokios nueina, kokios lygos papildomos psichologinės galų gale, ar ten tam tikri niuansai kokie nors atsiranda. Tai va tas, sakau, tas profesionalumas, jisai man toks, aš kažkaip, čia ir Jurga, ne, kaip sakė, visi skirtingai kažkokius žodžius savo paimam, tai man tas profesionalumas, jisai toks turi kažkokį tokį, tiesiog egzistuoja žodis. Man kažkoks atrodytų, kad tas geras specialistas, jisai investuoja, jisai atsirenka, iš esmės jis transliuoja save, jisai būna tuo natūraliu, pas kurį iš tikrųjų ir klientai, ateina tam tikros rūšies, va mes jau tada šiek tiek profiliuojamės kažkur tais. Tai kiek ten tobulėti? Tai tam tobulėjimui, taip jeigu ar ne, kažkaip, tai aišku tobulėjam, bet man ir atrodo, kad tada mes turim tam tikroj terpėj kažkokioj būti, kažkuom domėtis, būti tarp specialistų. Beje, kaip į CEFO, šiaip man iš tikrųjų man labai patinka ir man pas mus smarkiai, net sakyčiau, trūksta, reiktų pripažinti, tam tikro tokio, aš irgi prie tų lyg ir to laisvesnio mąstymo, bet visai norėčiau tam tikros gradacijos. Tas man patiktų. Man atrodo, kad tai būtų žymiai paprasčiau žmonėm, klientam. Ne kažkur pasakot, bet yra kažkoks. Bet jau čia peršokinėjau kitas galbūt temas. Tai ką girdžiu iš jūsų dar, kad iš jūsų visų galima sakyti, kad viena iš savybių, nes paliesim irgi klausimą, kokios savybės yra, ne? Sakykime, jeigu dabar mes paėmėm formaliąją dalį, bet tada dar paimsim, kaip, pavyzdžiui, tu nežinai, ką žmogus baigęs, ne, ir kokį jis lygį turi, bet pagal tai, kaip jis dirba, tu gali pasakyti, jis profesionalus ar ne, ir kokios jos savybės turėtų būti. Tai viena iš savybių, ką girdžiu, tai vis tiek tas žmogus, kuris geras specialistas, jis natūraliai, jam įdomi ta sfera, ne, jisai nuolatos domisi, gal ne tiek tam, kad jisai galėtų užpildyti tą, aš nepakankamai gerai ir man reikia vis dar vienų kursų ir po šitų kursų aš jau tapsiu tikrai profesionaliai, o baigiau ir kiti atsirado ir galvoju, ne, aš dar labai prasta, man reikia dar kursą, ne iš tos intencijos, bet iš tos, kad jam įdomu. Jis nori sužinoti, kas vyksta, kaip pagerinti savo darbo kokybę, vien dėl to, kad jam yra įdomu. Tai toks nuolatinis augimas turbūt irgi yra viena iš savybių,
to, sakykime, profesionalaus kaučo ir dar iš tavęs išgirdau, kad tau labiau skamba geras specialistas negu kad profesionalus, ne? Ne, kažkuo man kaip sinonimai, žinai, Panašiai. toks Okay. per vieną. Super. Violeta, gal tu turi ką pridurt? Jo, aš turiu pridurti, bet aš pradžiai, kadangi, atsiprašom, pirmas laivas mūsų, pirma patirtis, matau, iš tikrųjų nemažai yra prisijungusių tiesioginę transliaciją žiūri. Jeigu yra klausimų, galit rašyti. Jeigu iš tikrųjų dar turėsim laiko, transliacijos metu atsakysim, jeigu ne, tai paskui. O dėl profesionalumo, iš tikrųjų, pas mane pagrindinis kriterijus yra kokybė, ta prasme, kad kiek kaučeris pats su savim dirba. Ta prasme, su kuo kaučingas, kokius klausimus sprendžia. Tai yra baimės, savęs ribojimas, kaltė, ribojantis įsitikinimai, blokai mentaliniai, neuždaryti geštaltai ir dar ten yra tų visų klausimų. Tai vat kiek viso to pats kaučeris pas save prasisprendžia. Bet ten mes galim išklausyti daug kursų, galim pasibaigti mokslus, gauti sertifikatą, galim ir tą 100 sesijų pravesti. Bet jeigu mes iš tikrųjų viso to per save kažkuria dalim nepraleidžiam, tai man tai yra minusas. Man čia jau yra profesionalume minusas, kadangi iš tikrųjų aš esu dalyvavus sesijoje, kurią vedė ICF kaučas, kuris norėjo įgyti ACC akreditaciją. Ir iš tikrųjų man truputį trūko gylio, kadangi, aš, sakykime, pati kaip kaučerė perėjau, per save iš tikrųjų savyje pradirbus daug dalykų, tai man trūko gylio. Tai vat, kas pasakys, kad iš tikrųjų tas ICF kaučas, gavęs tą ACC akreditaciją, pravedęs tą 100 sesijų, iš tikrųjų jis eina į gylį, į savo gylį. Ir vat, man tai nestatyčiau į pirmą vietą sertifikato ir akreditacijų, egzaminų ir viso kito. Man tai yra apie kokybę ir apie gylį. Tai tavo nuomonė, kokybė kaučingo labai daug priklauso nuo to, kiek pats kaučas su savim dirba ir nuo to self-kaučingo, kitaip tariant, irgi, ne? Ok, tai va dar viena savybė, kuriai ir aš irgi pritariu abiems savybėm iš tikrųjų, tai paskui perėsim prie daugiau. Tai viena yra nuolatinis mokymasis ir augimas ir kita yra darbas su savim, asmeniškai, ne? Šiaip labai jaučiasi tikrai, kada žmogus dirba su savim, kada ne. Kaip profesionalus, tiek esu ir su psichoterapeutėm bendravusi, tiek su kaučiais, ne, labai matosi, kada žmogus žino, pavyzdžiui, tarkim, kada psichoterapeutė pati turi psichologinių problemų, ne, bet jinai padeda kitiems, teoriškai žino, kaip visą tai vyksta, bet realiai praktikoje nepritaiko to sau. Tai labai jaučiasi žmogus bendravimo ir to tokio nėra tvirtumo, to įsižeminimo, kai žmogus netaiko, tiesiog žino, kaip turėtų būti. O dabar aš norėčiau savo nuomonę pasidalinti ir savo keliu, kada aš pradėjau vadintis, tiesiog pasirašinėti ir vadinti save profesionalią kaučerę. Tai iš tikrųjų aš tada jau buvau, aš pradėjau savo veiklą prieš 8 metus, įkūriau Kaučingas moterims projektą. Ir kai jau pravedžiau virš 1000 turbūt sesijų, tik tada man atėjo mintis, kad aš galbūt esu profesionali kaučerė, kai aš jau pravedžiau virš 1000 sesijų, bet aš jas net neliečiau, nes galvoju, koks skirtumas, ne? O kai jau aš galutinai apsisprendžiau, kad o kodėl ne? Tai buvo taip, kad aš turėjau pokalbį su dainininkė, dainuojančia, moterim, kuri dainuoja chore. Ir jinai sako, mes dalyvavom neprofesionalų, nežinau, ten chorų, kai būna ar varžybos, ar kas, nepamenu tiksliai to pavadinimo, turnyrai gal kokie. Sakau, tai jūs kaip mėgėjai? Sako, ne, mes kaip profesionalai, bet mes ne profesionalų turnyrų. Sakau, tai o kuo skiriasi profesionalas nuo mėgėjo? Nes lygis yra kaip ir aukštas.
štas jų. Tai nėra šiaip, kad susirinko, kaimynės padainuoti, ne? Jos ir repetuoja ir daug metų tą daro ir panašiai. Sako, yra vienas vienintelis kriterijus. Vat jeigu nori profesionalų turnyruose dalyvauti, turi tą kriterijų atitikti. Jeigu tu jo netitinki, tu tada patenki į mėgėjų, nors tu esi, irgi profesionalaus lygio. Ir tas kriterijus yra, ar tu iš to gyveni. Ar tai yra tavo pagrindinė profesija. Jeigu tu iš dainavimo gyveni, tu skaitysi profesionalus dainininkas. Jeigu tai yra tavo papildoma veikla ir tu turi kitą veiklą, iš kurios gyveni, tai jau viskas, tu esi tada mėgėjas. Ir aš supratau, kad aš jau gal kokius 5 metus gyvenu iš coachingo, tai galvoju, aš jau tada seniai profesionalas esu. Tai suvedus va šitos 2 dalykus ir tiesiog dar išbandžiusi kitų coachingo specialisčių paslaugas, aš nusprendžiau, kad aš tikrai savo asmeniškai nusprendžiau, kad aš esu profesionali ir aš pradėjau va taip vadintis. Tai mano nuomonė, šitas kriterijus, jisai toks labai irgi diskutuotinas, ne? Bet jisai yra įdomus man asmeniškai ir aš manau, kad dauguma profesionalių sportininkų, kurie žaidžia profesionalų lygose ir neprofesionalų lygose, ir tas pats profesionalus sportininkas pereina iš profesionalios lygos į neprofesionalę po, tarkim, karjeros tam tikro laiko, tai ir apibrėžia būtent tai, ar tu iš to gyveni ar ne, ar tai yra tavo pagrindinė veikla, pagrindinis pajamų šaltinis. Tai va, o dėl pačių sertifikatų, tai aš pritarčiau gal labiau Violetos nuomonei, kad aš manau, kad yra labai daug gavusių sertifikatą žmonių, kurių, paslaugom aš nenorėčiau naudotis, tiesą pasakius. Ir yra, aišku, žmonių, kurių norėčiau paslaugom naudotis. Tai yra dar tam tikros asmeninės savybės ir įgūdžiai, kurie yra labai svarbus ir ne visada tas formalus patikrinimas gali tai įvertinti, paliesti ir, kaip pasakyti, numatyti. Tai aš manyčiau, kad va ta kokybė yra daug svarbiau ir tikrai yra žmonės intuityvūs, kurie kažkaip tai jaučia, kaip užduoti tą klausimą, kaip bendrauti, kaip išgirsti tą žmogų, tą klientą, ne? Kaip prieiti prie rezultato. Tai man profas yra, kuris duoda rezultatą, kuris sukuria kartu su klientu rezultatą sesijos gale, kuriuo klientas yra patenkintas. Ir tai gali būti žmogus, kuris turi sertifikatą, ir žmogus, kuris neturi sertifikato. Lietuvoje tokių praktiškai nėra, užsieny yra nemažai. Ir dar vienas klausimas yra, pavyzdžiui, tie pirmieji kaučai, kurie tik pradėjo tuo užsiimti, tai jie neturėjo sertifikavimo sistemos, bet jie vis tiek yra ir dabar laikomi profesionalais. Ne? Įdomu tik tai man, ar jie patys, kurie sukūrė, jie patys perėjo per tą sistemą ir save sertifikavo savo mokyklų pagrindu, aš nežinau šito. Tai va, tai aš manyčiau, kad tai yra svarbus sertifikatas ir kad jis tiesiog lengviau padeda pasiekti tą profesionalumo lygį, jeigu tu nori to, per mokyklą daug lengviau gali pasiekti, negu kad, pavyzdžiui, savarankiškai mokytumės, bandytum, coachintum, žiūrėtum, kas ten veikia, kas neveikia, supervizijas ten su kažkuo darytum ir panašiai, negu kad tau yra sukurta sistema, tu nuėjai, tu tiesiog, kaip pasakyti, palaiko tave už rankos ir tu padarai visus tos dalykus. Tai yra svarbu, bet tai nėra būtina, mano tokia nuomonė. O dabar tada noriu pereiti jau prie tos kokybės ir tų savybių, kaip jūs įsivaizduojat, kaip tą kokybę ir tas savybės galima pamatuoti, kokios jos turėtų būti, kad žmogus būtų laikomas profesionaliu, nepriklausomai nuo to, nežinant, sakykime, jo tos formalios padėties. Taip, aš jeigu galiu, tai iškart ir atreaguosiu ir į šitą klausimą noriu atsakyti. Tai kažkaip labai, kaip Violetos klausiau, ar ne, būtent apie tą pavyzdį, ar ne, kur yra ICF coachas, ar ne, bet trūko to gylio, tai kažkaip gal noriu pastebėti, kad ICF viena iš tų kompetencijų yra būtent tas asmeninis tobulėjimas, asmeninis augimas ir yra
ir savo resursų gebėjimas ar neįvertint. Tai reiškia, tu turi būti resursinės būsenos iš esmės, kad sukurtum rezultatą klientui ir eini, nu ne šiaip ten kažkoks pavargęs, nusilakstęs ir dar kažkoks ten tiesiog mechaniškai kažko padaryti. Tai yra svarbu ir tai yra kaip ir vienas iš tų punktų, ką turėtų, ar ten be pradedantis, ar ne tas junior specialistas, ar ne, ar jau ten pažengęs, ar ne, tuo labiau, tai yra. Ir aš pati galiu pasakyti, kad man tikriausiai vienas iš buvo tokių paskatų pasigilinti geštalto psichoterapiją ir pasimokyti jos, vien dėl to, kad man atrodė, kad aš dar turiu save irgi, nežinau, iš vienos pusės pažinti, iš kitos pusės išsigaudyti tam tikrus, nežinau, gremlinus, ar ne, kad aš žinočiau, o kas gali nutikti, kad galėčiau tą pasiūlyti rezultatą klientui. Ir dar vienas dalykas, ką norėčiau irgi paminėti, kad mes turim visada klientą ir tas klientas pasirenka, kokio gylio jam reikia, kokio kaučo jam reikia. Ar ne? Tai ir mes, aš kalbu ne tik apie tai, kad ten, nežinau, vadovas, greičiausiai, nežinau, CEO lygio vadovas, jis greičiausiai rinksis, vienokį, ar ne, kaučą su vienokia patirtim arba ten to apskritai backgroundu. Bet ir tai, kad tiesiog klientas pats gali, ar ne, tavo pajautimą turi, tinka jam, netinka. Dėl to egzistuoja ir tos vadinamos cheminės, ar ne, tos sesijos, bent jau trumpa pažintis, kad suprast, ar tas žmogus iš esmės, nežinau, vienas mes šnekam labai greitai, kitas labai lėtai, ar ne, ir ar tas neerzina, nes tai irgi gali būti, ar ne, vienas ten vienokio tipažo, kitas kitokio. Tai šitie dalykai, jos reikia pripažinti, su jais reikia susivienodinti ir leis klientui rinktis. Ir kaučas gali rinktis, ar ne, ar ar ne gali tą vertę sukurti, ar ne. Tai aš manau, kad irgi labai gera yra savybė gebėti pripažinti, kad, tarkim, ne tavo tema arba ne tavo situacija ir kartais parekomenduoti gal kolegai, kuris tikrai galės padėti, negu kad bet kokią kainą bandyti, ar ne, tą išlaikyti klientą. Ok, tai čia dar noriu paskaityti komentaras labai įdomus, tai gal irgi atreaguosit. Meritana rašo, galima turėti sertifikatą, gilinti žinias, nuolat mokytis, bet profesionaliam coachingui svarbu pasitikėjimas savimi, drąsa, žingeidumas, gyvybingumas ir altruizmas. Tai turi jausti klientas, manau. Tai kaip jūs manot, irgi noriu paklausti dėl savybių pačių, kas yra svarbu, kad žmogus, kokios yra profesionalo savybės gal ir kaip jos pasireiškia sesijų metu. Jeigu galiu, aš dar, nes labai dar noriu atreaguoti irgi čiut į bent jau tos sertifikatus, ar ne, net kai klausiausi Jurgo ir tavo kalbėjimo, tai mano matyme yra tikrai, sertifikatas yra privalomas, būtinas, bet nepakankamas rodiklis, nes kada turim kažkokius tik tai prasidedančią sritį, prasidedančią metodiką ir yra ten ar Lietuvoje, ar kažkokioj mūsų terpėj 3-5 specialistai, tai mes apie tą metodiką sprendžiam iš tų 5 žmonių, kokie jie yra, kažkokią galim nuomonę sudaryti. Kada jau dabar coachingo specialistų yra pakankamai daug, tai, bent jau man asmeniškai, ir man vis tiek atrodo, taip žiūri iš kliento pozicijas, man pačiai renkantis, man tikrai paprasčiau sužinoti, ko aš galiu tikėtis galbūt ar ne iš Kristinos ir Dovilės, pasigilinusi, kokia yra mokykla, kokius specialistus ruošia, kas ten svarbu. Arba ko galiu tikėtis, ar iš Jurga iš tavęs, ar iš Violetos. Apie kelias mokyklas pasidomėti, kokie yra pagrindiniai principai, kokie ten yra reikalavimai, man paprasčiau. Ir tada taip, aš galbūt pataikysiu, gal nepataikysiu, arba kažkokių rekomendacijų pasiprašysiu. Bet jau be sertifikatų, man čia toks galėtų būti balaganas, kad, tai tada jau kažkaip kaip ir sudėtingai. Tai tas vis tiek tas pirmasis žingsnelis, jeigu ten kažkokių savybių, tai kaip minimum ta pirmoji savybė netgi galėtų būti pas tą specialistą, bet čia merginos irgi minėjo apie tą tokį pasiryžimą ir nusprendimą, kad jau dabar būsiu specialistu. Tai man jau vien mokyklos pasirinkimas jau pradeda rodyti, kad žmogus, jeigu pasigilino, jisai pagal kažką pasirinko, save įsivertino, jau tai yra rodiklis, kad jis nori būti tos srities specialistas. Aišku, labai faina, kai kelias mokyklas galim praeiti, ar ne, kažkokias. Tai tas pasigilinimas ir pabaigimas ir turi
jėgų padaryti ar tą 100 sesijų, ar kiek ten jau bereikia, ar net tų sesijų praseiti. Tai irgi man tam tikras ryžtas, kažkoks pasiryžimas ir aš jau ten tapau tuo specialistu. O toliau iš tikrųjų, čia ir Violeta minėjo, tos asmeninės savybės. Tai jeigu kažkam yra tikrai dar stabdis, nors tu jau turi įrodymą, šiaip tu jau savo veikla ir veiksmais tu įrodai, kad tu gali juo būti. Tai taip, bet tu turi visą ratą aplink savo kolegų. Eik, daryk supervizijas po kiekvieno kliento, nes mus tikrai kas augina labiausiai, čia ko gero, gal ir visos tarsim, taip ten domimės ir galim pasidaryti ir self-coachingo sesijų ir panašiai, ar savo kažkokių po sesijos ar ne tokių revizijų apsižiūrėjimų, bet mūsų augina klientas. Nu tiesiog pasimė supratom, nepaėjo sesiją, kažkur suklydom, neišlaikėm kažkokio ryšio, neužmesgėm, arba ten tikslo nepriėjom ir ten panašiai. Reiškia, dirbu su to klausimu, kaip man tą kompetenciją kažkaip pastiprinti. Vat kažkoks toks galbūt matymas. Ok, ačiū. Kristina? Aš gal grįžtant prie savybių ir irgi Violetos komentaro darbo su savim, aš gal įvardinčiau dar kitais žodžiais, tai darbas su savo ego labai yra svarbi dalis to visos profesionalios kelionės, jeigu jau renkamės coachingą kaip profesiją. Ir tas darbas su savo ego vis dėlto virsta vis tokia, kaip labai banaliai kalbant, tokia tikrai pilnavertiška meilė žmogui. Nes coachingė, sunku dirbti profesionaliai, jeigu viduj nejauti tos tikrai savo pamatinės tikros meilės žmogui. Čia jau kalbu apie save. Kai tu turi tą tokį aukštesnį tikslą, negu tik tai tiesiog užsiimti coachingo veiklą, ne? Tas svarbu turėti, kaip čia irgi minėjau, altruizmas, tas noras kažką duoti, kažką padėti, tą meilę žmogui. Tai čia būtų dar viena savybė, ne, tai turėti tą pašaukimą, turėti tą aukštesnį tikslą už save. Tai jau 3. Jo, bet plikas altruizmas, Jurga, man irgi šiuo atveju negroja coachingė, nes jis būtent turi labai tą tokią glaudžią sąsają su darbo su savo ego. Okay. Nes gali, kaip ir būti labai altruistiškas ir labai ten norėti visiems padėti, bet jeigu, ką Violeta sakė, jeigu nedirbi su savim, su savo visom tom detalėm, arba aš kitaip, pacituosiu savo mokytoją, sako Kristina, jeigu užduodi kažkokį klausimą klientui, pagalvok, ar pati į jį esi atsakiusi. Ok. Tai aš noriu irgi atreaguoti dar į Redos pasakymą ir irgi pasidalinti šiek tiek savo suvokimu. Tai apie klientus, ne? Tai aš ką pati pastebėjau mano praktikoje, kitų praktikoje gali būti kitaip, kad mes kaip kažkas, kas domisi coachingu arba yra baigusios kaip mokyklą coachingo, mes kaip coacherės, mes renkamės coacherį pagal mokyklą, pagal sertifikatą, pagal lygį, nes mes suprantam, kas tai yra ir kokia to svarba, koks skirtumas. Aš, kai dirbau pensijų fondų įmonėje, man atrodė, kad yra taip svarbu žinoti, kas valdo pensijų fondą, koks vardas pavardė Lietuvoje, kokį rangą turi tas valdytojas, ne? O klientam visiems buvo vienodai, niekam neįdomu. Kai aš išėjau iš pensijų fondų įmonės, man irgi nebeįdomu pasidarė. Tai žodžiu, aš manau, kad, ta prasme, mano praktikoje klientai nekreipia į tai dėmesio. Retas, kuris žmogus, galbūt vadovai, galbūt gal ne mano nišai, negaliu atsakyti. Mano klientėm nėra svarbu ir sakau, per gyvenimą gal 1 kartą ar 2 esu palietusi šitą klausimą su kliente pažintinės sesijos metu. Bet ir tai, aš rašydavau anksčiau, kad aš esu ICC sertifikuota coacherė, net nepastebėdavo šito dalyko, vis tiek, žodžiu, tom, kuriom buvo svarbu, teko aptarti tą klausimą. Tai nežinau, kiek tai klientams yra aktualu, o galbūt aktualiau tiesiog yra rekomendacijos, rezultatai, charizma ir kiti dalykai renkantis savo tinkamą coachą. Ir kitas dalykas, irgi čia įdomi tema, kad augina klientą, sutinku, kad labai daug galima išmokti tiesiog vedant sesijas ir jas analizuojant,
tiek su pagalba, tiek savarankiškai, kas veikia, kas neveikia, kaip aš jaučiuosi, kaip klientas jaučiasi, feedbacką gauti iš klientų. Bet man asmeniškai labai daug davė tiesiog būti coachingo kliente kitų coacherių. Net ne supervizija, tiesiog būti kliente ir pabūti kliento batuose ir ne tai, kad ten pas pažįstamus irgi mes darom kartais ir tas apsikeitimo sesijas, ne? Bet šiaip išbandyti skirtingų coacherių paslaugas man davė, aš netgi sakyčiau savo tiek pat daug, kiek patys coachingo kursai. Nes tu aiškiai praktikoje matai, koks yra jausmas, kai, pavyzdžiui, tu tam pasakai vieną žodį, o tau atkartoja kitą žodį panaudodami. Arba kai savo kažkokį įdeda, arba kai negirdi, arba kai neatsimena, arba kaip kartoja kaip iš vadovėlio klausimus, arba kaip, pavyzdžiui, aš esu tokių susilaukusi, beje, net nepasakysiu mokyklos, kur, pavyzdžiui, aš ten kažko noriu, išsikeliu tikslą ir sako, bet tai Jurga, bet tai ar tai įmanoma yra? Ir man taip viskas, sesija baigėsi, ačiū, viso gero. Gal provokatyvus buvo coachingas? Gal provokatyvus buvo coachingas? Nežinau, man toks jausmas susidarė, kad jai atrodo, kad neįmanoma, tai kam tipo apie tai čia kalbėti dabar, ne, davai, ką nors kitą sugalvoja maždaug. Tai man viskas užsidarė, pasipriešinimas atsirado ir galbūt ir buvo naudinga man parodyti, kad tai yra ant ribų, ta prasme įmanoma ar ne, bet gal kitokia formuluotė tada, ar pateikimas galėtų būti, pavyzdžiui, kaip tu manai, kiek tai yra realu, sakykime, tai šitoks klausimas būtų man daug labiau paėjęs negu toks. Ir aš, pavyzdžiui, pati pastebėjau, kad kitos coacherės daro tam tikrus dalykus, kuriuos aš darydavau. Ir kai aš pabuvau klientė ir galvoju, o ne, kaip nefaina, kai taip man padaro, aš daugiau taip nedarysiu savo klientam, ne? Tai žodžiu, būti klientė coachingo irgi labai vertinga, mano supratimu. Tai manau, profesionalūs coachai ne tik supervizijose turėtų dalyvauti, bet ir tiesiog būti paprasti klientai, ypač dar jeigu nežino, kad tu coacherė. Beje, kai žino, irgi prastai, nes, pavyzdžiui, man yra tokių irgi buvę. Tu kaip coacherė, tai tu turėtumgi maždaug nepykti šitoj situacijoje arba žinoti, ką daryti. Ir viskas, sesija irgi baigėsi šitoj vietoje, nes aš irgi esu žmogus ir, ta prasme, visai kitaip tas vertinimas įsijungia, ne? Tai kartais net ir gerai, kai žmogus nežino, kad tu esi coachingo specialistas ir su tam dirba kaip su paprastu žmogum ir neturi lūkesčių kažkokių. Tai grįžtant prie savybių trumpai, gal tada jau mūsų laikas eina į pabaigą, paprašysiu tiesiog pavardinti, pasidalinti savo supratimu, ką dar pridėtumėt prie savybių ir kriterijų kokybės matavimo, kurios yra svarbios, kad žmogus būtų profesionalus specialistas coachingė. Nes savybių nedaug išgirdau dar kol kas, tik tai kol kas išgirdau dabar 4 mes turime, ne? Tai reiškia nuolatinis augimas, darbas su savim, kokia buvo 3, dabar pamečiau. Sakykime, supervizijos ir ėjimas kaip coachingo klientais. Tas aukštesnis tikslas buvo 3. Tai turim 4 savybės. Ką dar pridėtumėt? Sakyčiau, dar pasitikėjimas savimi, bet tas sveikas pasitikėjimas savimi, kai aš nebijau būti pažeidžiama ir jeigu aš turiu sesiją ir matau, kad kažkas neina, aš atvirai taip savo pripažįstu ir su klientu atvirai bendrauju, nes aš pasitikiu savim, bet aš nebijau savęs parodyti kaip pažeidžiamas. Aš šitoj vietoj aš nebežinau, kaip su tavim dirbti. Ir tada mes sprendžiam, galbūt tu eini pas kitą specialistą, galbūt čia yra mano kažkokia problema. Tai tas sveikas pasitikėjimas savim. Aš tai net pavadinčiau labiau realus matymas. Realios tos situacijos, o tam turi pasitikėti savim, kad galėtų matyti pakankamai objektyviai tą situaciją. Kas dar? Dar galima būtų tą patį įvardinti kaip gebėjimas būti nežinomybėje. Nes tos nežinomybės tikrai daug yra. Tai gal labiau lūkesčių neformavimas.
Ar čia turėjai lūkesčių neformavimą, Kristina, omenyje, ar kažką dar kito? Be tarpe ir lūkesčio neformavimą, ir nevertinimą, ir kaip pasakyti, išbuvime tame momente, nu toje dabartyje su klientu. Čia daug aspektų yra, bet ta bendraja prasme buvimas nežinomybėj, tai reiškia, kad tu esi atviras bet kokiam scenarijui. Taip, su lūkesčiais tai Kaip jau būtų, susiję. ne? Taip. Okay, super. Ačiū, Dovilė, gal. Aiva, Reda. Okay. Kažkaip jau dabar pakėliau ranką, jo. Tai aš galvoju, kad tas kažkaip klausimas, ko gero, jau daug yra toks net pradiskutuotas, galvoju, coachingo net besimokant, yra ir ta coachinginė būsena, kurią, ne, ko gero, visi ten žinom. Coachinginė būsena dar turi visą ir net raidžių išaiškinimą. Tai man tiesiog 5 savybės ten esančios, atrodo, kad jos, nu, pakankamai stipriai viską aprašo. Susicentravęs, tai jis įrodys tą turėti vidinį stuburą, vidinį pasitikėjimą, kad aš turiu pakankamai žinių, taip aš gal nežinosiu, kur ką atsakyti. Ir tas atvirumas, ar ryšio užmezgimas, ar gebėjimas smalsumas, gebėjimas vesti, išlaikyti liniją, nu tiesiog įtelpa net, sakyčiau, į tas 5. Gal galėsi išvardinti tas 5? Vienas yra sucentruotas, o ne pagal coach raidės, iš esmės ten. Center. Jo, tai pirmasis yra sucentruotas, kitas yra open, toks atviras, reiškia, kad aš priimu, tai, nu, ir Violeta biškai sakė, pripažįstu, ar ne, ir viską priimu, kas bus duodama. Kitas yra sąmoningumas, awareness, kad reiškia, aš tiesiog seku ir aš esu įsitraukęs dar. Attending kartais būna žodis, reiškia, aš esu vis tiek į tą procesą tokį įėjęs. Kitas yra apie ryšį, connected, man atrodo, užmegztas ryšys. Ir paskutinis hold, kuris vis tiek geba išlaikyti va, tą rėmą. Dabar mes esam sesijos rėmė, nenušokinėti, galų gale net į kitas metodikas ten ir panašiai. Tai vat visas toks labai, labai aiškumas man yra, kad prieš sesiją, ir jo labiau aš bent jau asmeniškai prieš sesijas, man reikia šiek tiek įeiti į tą coachinginę būseną, nes aš labiau pripratus mokyti ar konsultuoti. Tai va tas susicentravimas į tokį nurimimą, kad dabar ne apie mane, kad dabar ne pas mane ten tie atsakymai, ne, o tiesiog įdomu. Tai aš savo dar esu šalia to, iš čia su awareness gal toks biški būtų susijęs, bet man daug kur padeda ir aš naudoju tiesiog smalsumą. Kažkada per kažkurią sesiją savo atradau, kas man padeda netgi, pavyzdžiui, susitikti antrą kartą su klientu, nes buvo man tokia ta stadija, kur šiek tiek vengdavau antro susitikimo, jeigu ten nepadarė žmogus ar ne, tai kaip aš prastas gal coachas tame. O iš esmės, kai įsijungia smalsumas, man įdomu, kodėl vienam suveikia, o kitam nelabai suveikia. Tai žodžiu, aš dar tokį, jau jeigu mano asmeninis varikliukas, dėl ko norisi sesijų, dėl ko gali būti įvairesni klientai, yra visiškai, sakyčiau, smalsumo momentas. Toksai. Okay, super. Tai dar viena savybė prie tų visų, tai smalsumą, ne, galim pridėti. Kiekvienas gal savo turi, žinai, atrasti, sakyčiau, siūlyčiau net atrasti kiekvienam savo. Okay, ačiū labai, Reda. Aš dar labai gal trumpai tai tikėjimą ir pasitikėjimą pačiu klientu pridėčiau, nes nu, coachingas yra va, tas vis dėlto dvies, ar ne, jeigu šokio metaforą turėjom pradžią, ar ne, tai ir pabaigai tikriausiai grįžčiau prie to paties, nes tai yra būtina, ar ne, ir va, kaip ir minėjau, ir va, tas kliento pasirinkimas ir tas vat blogas pavyzdys, ar ne, kai paklausė, kad o tai ar tai yra įmanoma, ar ne, tai manau, kad tas tikėjimas ir patikėjimas kliento irgi yra labai svarbu, nes čia ne apie idealius klausimus ir vertės klientui nėra įmanoma mano galva sukurti, jeigu mes netikim iš esmės pačiu klientu ir kad jis gali tą daryti. Super, tai čia dar viena savybė, tai pasitikėti klientu, ir į tą įeina labai daug, ne? Ir tas nenorėk labiau už klientą irgi išeina iš to, kad tu juo pasitiki, ir tas lūkesčių gal toksai neturėjimas ir atvirumas viskam, kas gali įvykti, irgi su pasitikėjimu eina kartu. Ir man asmeniškai dar labai svarbi savybė yra, kad tavim klientas pasitikėtų. Kad tai būtų abipusis pasitikėjimas, o manim kaip coacherė negali pasitikėti žmogus, jeigu aš nepasitikiu savim. Nu, va čia dar tą pasitikėjimo aspektą negalim įdėti, nes jeigu manim nepasitiki kaip specialistu ir abejoja, tai, nu, praktiškai aš nedirbu su tokiu žmogum. Tai pas mane ateina dažniausiai tie, kurie jau pasitiki. Jeigu matau, kad yra abejonė, reikia įrodinėti dar kažką, tai
aš tada perklausiu, ar tikrai nori dirbti su manim. Tai mano nuomonė, profesionalus coachas irgi yra tas žmogus, kuris, kažkokiu būdu juo norisi pasitikėti, juo pasitikė klientai. Ir pabaigai noriu paklausti, kaip Jūs galvojat, ar svarbu, kad coachas turėtų patirties, žinių toj srity, kurioje jis dirba, ne coachingo prasme? Pavyzdžiui, tarkim, jeigu su vadovais dirba, tai ar turėtų turėti žinių, patirties vadovavime? Jeigu su įmonėm dirba, ar turėtų turėti kažkokios patirties su įmonėm? Jeigu dirba su moterim, ar, kaip aš, tarkim, ar turėtų žinot kažką ten apie moteriškumą, apie moteris, jeigu dirba su sportininkais, ten apie sportą? Kaip Jums atrodo? Ar tai yra profesionalumo kriterijus? Norėčiau pasidalinti, tai tikrai atsakyčiau ir taip, ir ne. Ir kad nemanau, kad tai yra būtina sąlyga, kad tu, nežinau, su finansais arba ten bankė dirbantį žmogų gali konsultuoti tik tada, jeigu esi pats dirbęs bankė, pavyzdžiui, ar ne, arba kažkokiai finansų įstaigoje. Tai manau, kad ar būtina, tai ne. Bet ar tas padeda, manau, kad taip, nes tikrai esu praktikoje turėjus klientų, kurie dalinantis, ar ne, tai kodėl ir kaip pasirinko būtent mane ir kad iš to patirties, ar ne, panaši patirtis, panašioj srity buvo vienas iš argumentų. Tai čia manau, kad irgi reiktų, truputį atskirti, ar ne, tą, nežinau, marketinginę arba kliento pajautimo pusę, kas jam gali būti artima ir pagal ką jisai atsirinkinėja. Ir tai, ar kaip coachingo profesionalui yra būtina būti būtent toj srity. Tai sakau, čia toks ir taip, ir ne. Manau, kad jau jeigu lygis yra aukštas, ar ne, ir tas specialistas yra tikrai labai labai užaugęs, tai jis tikrai gali sukurti vertę visai, ar ne, tos kitos ryties profesionalai, bet iš kliento pusės kartais arba iš coachai tą savo nišą kažkaip apsprendžiant, kartais tai padeda tiesiog. Ok, gal kas nors prieštarauja, jeigu pritarė, tai tada jau dėl laiko sumetimais, tai jau neprašysiu pasisakyti, bet jeigu prieštarauja, tai tada prašau, nes dar turim ir komentarę klausimą. Aš labiau sakyčiau, kad nepadeda, nes vėlgi turiu ir savo asmeninių patirčių, kur irgi labai nesenai turėjau klientę, kuri iš tokios mokslinės ryties ten kūrė ten tokį specialų metodą darbui su vaikais. Ir tikrai aš ten nieko neišmanau, o vis dėlto sesijos pabaigoje žmogus pasakė, kad labai keistas jausmas, sako, jūs nieko nesuprantate apie tą mano metodą. Ir jūs net nepagyrėt manęs už nieką, bet aš jaučiuosi taip pakylėtas, tokiais išskleistais sparnais išeinu iš sesijos. Tai reiškia, kad tikrai tau nereikia kaip profesionaliam coachingo specialistui išmanyti tos ryties, kuriame klientas ten įstrigęs ar pastrigęs ar dar kažkas tai. Bet tos ryties išmanimas tikrai padeda coachingui marketinge. Rinkodarui. Kitaip tariant, jeigu moki arba išmanai tam tikrą sritį, man, pavyzdžiui, buvo galbūt lengviau pradėti dirbti su organizacijom, nes aš tikrai labai daug tos patirties turėjau iš organizacinės pusės, tai man buvo lengviau save parduoti toje šviesoje. Bet dirbant coachingo sesijose tikrai tai labiau, gal sakyčiau, trukdo. Aš tai pritarčiau tai nuomonei, kad padeda, nes tada tu gali užduoti konkretesnius, taiklesnius klausimus, bet turbūt tai priklauso ir nuo pačio žmogaus, nes tada gali pradėti ir ekspertas lysti, ne? Ir norisi truputėlį tą savo žinias panaudoti. Ne? Tai jeigu mes jas naudojam tik tam, kad užduotumėm taiklesnius klausimus, tada ok, bet jeigu jos jau pradeda lystis kaip pagalbininkas ir tu nori jau kažką padėti patart, tada manyčiau, kad trukdo. Tai čia turbūt priklauso ir nuo pačio žmogaus, kaip jisai su tuo tvarkosi. Tai šitoje vietoje dar sakinukas tada. Tai aš tikrai už tai, kad verta, čia kalbu ne apie asmeninę patirtį, kad praėjo, bet gilinimas įstojus srityje, jisai gali praversti, bet čia ką dabar Jurga sakai, kad nepradėtų lysti tie patarimai. Vis tik, ką aš bent jau praktikuoju, pasiūlau konsultaciją kažkuriam tarpe. Jeigu tikrai matau, kad sritis, kur žmogui tiesiog techniškų reikia. Tai mes
Čia toks slidus reikalas tada atskirti, kur vis dar yra coachingo sesija, o kur mes jau pradėjome eiti į konsultaciją. Ir kur Tai galbūt- mentorystė prasideda. Arba mentorystė. Taip. Ok, ačiū labai. Mertana klausė, kas stipriau, paties savęs vertinimas kaip profesionalių coachų ar kitų vertinimas? Tai ar stipriau pačiam jaustis profesionaliu, ar stipriau, kai kiti pasako, va, tikras profesionalas arba sertifikatas pasako, kad tu jau pavadinimas kažkoks profesionalus? Kaip Vėl jūs aš noriu galvojate? pirmai iššokti. Čia, žinai, pratęsiant tą mintį, kur tu lyginai, kad jeigu jau iš to uždirbi, tai jau esi profesionalas. Tai man tada tas profesionalas, jis labai susijęs su profesija. Nu, ta prasme, tai jeigu tu kažkuria profesijoje, tai tu profesionalas iš to dirbi. Tai tas asmeninis, be jo, aš įsivaizduoju, niekas niekur nepajuda. Jeigu manęs neveža ir aš nepasitikiu ir man kiekvieną kartą yra stresas vesti sesiją, tai gal tada keisti profesiją. Nu, iš esmės gal tada tame neiti. O jau kai mes gaunam feedbacką, tai tas feedbackas jisai gali būti pačia įvairiausia forma. Kažkas pasakė, kad tu profesionalas, yra žmonėm, kuriem yra tai išorinė, ar ne, nori išorinio kažkokio patvirtinimo. Bet jeigu iš to gaunam pinigus, jeigu iš to gaunam kažkokį palaikymą ir patvirtinimą, tai jis irgi labai fainas. Bet jau kai gaunam, aš mieliau gaunu atlygių negu pagirimų, koks tu profesionalas. Toks būtų. Kaip kitas manot, ar pritarėt ar ne? Aš labiau sakyčiau, svarbiau yra pačio savęs jausmas ir įsivertinimas, nes klientas po sesijos tikrai gali pasakyti, oi, kaip ten buvo gerai, kiek vertės gavau, nors galbūt ten net ne coachingo sesija buvo. Ir jis gali sakyti, jo, Jurga, ten tu profesionalė, o iš tikrųjų, sakau, gali būti net ne coachingas ten. Taip, kad išorė, jinai nebūtinai vertina tą patį, ką mes specialistai vertinam. Labai daug yra coachingo specialistų, kurie dalinasi atsiliepimais, ne, ir visi net, pavyzdžiui, aš esu buvusi sesijoje, kur man labai prasta sesija buvo ir su kita klientė kalbėjau, kuri irgi buvo pas tą coacherį ir sako, man reikėjo psichologo pagalbos po šitos sesijos, nors jinai yra, pakankamai pozicionuoja save kaip profesionalę ir kaina sesijos buvo nemaža, virš 100 eurų už vieną sesiją. Bet ir atsiliepimų visi turi. Tiek pats pradedantis, pats pirmas, kuris tik tai kaip tas beibis, žengia pirmus žingsnius, tiek toksai, kur aš gyvenime nerekomenduočiau ir neįčiau pati, tiek visi kiti, mes turim visi panašių atsiliepimų. Buvo labai faina ir tos coacherės aš atsiliepimus paskaičiau ir jie buvo geri pakankamai. Tai žodžiu, kažkam tai, kaip tu ir sakai, gal tai net ne coachingo sesija buvo, vis tiek yra žmonių, kuriem tinka, patinka ir gaunasi, ne? Bet tai nereiškia, kad žmogus yra profesionalus ir tiesiog tie, kurie duoda tą feedbacką, jie galbūt nežino, ką tai reiškia ir kas tai yra, jiem patiko ir viskas, ir jie tada tą tokį teigiamą atsiliepimą duoda. Tai man vienareikšmiškai yra stipriau irgi vidus, kaip tu jautiesi pats, bet aš tikiu, kad ta coacherė, sakykime, kurios aš nerekomenduoju, jinai irgi jaučiasi profesionali ir stipri vidumi. Tai mes galim ir apsigauti, ne? Tai va čia, arba tiesiog, nežinau, kažkokia jos niša, pas mus gal labai nesutapo jau ten, bet ir, su ta kita, kaip sakau, nesutapo, ne? Labai stipriai. Tai va, tai apibendrinimui tada po vieną kitą sakinį paprašysiu pasidalinti ir tada pabaigsim. Tai Dovilė, gal nuo tas pradėsim. Tai dabar nežinau, koks tas geriausias ar ne apibendrinimas, nėra pavyzdžių. Nėra pavyzdžių, aš tai tiesiog gal tokį dėkingumą labai didelį jaučiu, kad pirmiausia, tai pačiai savo buvo proga, taip coachingiškai ar ne, užsiduot klausimą, o kas tai yra. Ir aš manau, kad tikriausiai bet kuriai čia irgi labai gera ar ne ta praktika, būtent tau pirmiausia susidėliot, ar ne, atsakyti tą klausimą, susidėliot kriterijus, kurie čia svarbus man, kurie nesvarbus. Tai va čia ir bus tas kelias ir būdas sustiprinti savo tą tikėjimą vidinį ir ėjimą tuo link profesionalo, ar nežinau, pasivadinimą, kad jau esi profesionalas, tai gali būti labai visai. Tai va, linkiu irgi to pažinimo, savęs pažinimo ir savo santykio atradimo su šituo terminu coaching'e. Ačiū labai. Kristina. Aš gal trumpai taip reziumuočiau, kad vis dėlto tas profesionalumas yra apie daugiau kokybės
tiek klientui, tiek pačiam specialistui. Okay, ačiū labai, Reda. O man tai galvoju, ar tiem nepasitikintiems, ar ne, šiek tiek, kuriem trūksta kažkokio pasitikėjimo, ar tie, kurie per daug savim ten net pasitikė, toks būtų gal rekomendacija ir siūlymas, būkit bendruomeniai toj. Tiesiog būnant toj bendruomeniai labai išryškėja, kur šiek tiek per gerai apie save galvojau, o kažkur, kur per mažai. Vat pasibandymas pas vieną, pas kitą, kažkur pabuvau coachu, pabuvau klientu. Ir terpė kažkokie sujungų žmonių, ar tai bus stovykla, ar tai bus koks nors bazas, ar tai bus dar kažkas, va tie žmonės visi ten aplinkui, nepasilyginime, tik tai tokiam pakonkuravimo. Bet, aš manau, kad ten toks, tu pamatai, kad tas savam biški smėlio dėžėje užsižaidėjai galbūt. O išlendi, žmonės dar ir tą daro, ar ne? O kitam kaip tik drąsos įduos. Va, atsiranda naujų, jie dar galbūt kažkur mažiau, aš jau galiu dalintis ir atsiras pasitikėjimas. Tai aš galbūt tą bendruomenės, žodžiu, tokiu buvimu bendruomeniai pasiūlymas būtų. Violeta? Apibendrinant, tikriausiai mes čia iš tikrųjų visos kalbėjom visą valandą su trupučiu praktiškai apie tą patį, tik tai iš skirtingų kampų. Tai vat mūsų kiek skirtingų buvo kampų matymų, tiek ir tie visi bebaigiantis ar ką tik baigę kaučiai irgi iš tikrųjų yra labai visi skirtingi. Ir jie turi galbūt vieną bendrą dalyką, jie gauna žinių bazę, apie kurią vat pradžioj kalbėjom, ne? Tai jeigu yra kažkokių abejonių, kažkokių baimių, kažkoks vat iš vidaus nepasitikėjimas, yra stabdis kažkoks, tai jūs turit visus įrankius su tuo dirbti. Okay, ačiū labai. Tai aš apibendrinsiu tai, kad iš tikrųjų tai yra subjektyvu, kas yra profesionalus kaučas. Yra tam tikri objektyvūs kriterijai, bet ir jie gali šiek tiek skirtis. Ir man atrodo, kad gal tai nėra netgi taip svarbu. Iš tikrųjų, jeigu mes norim dirbti su žmonėm, norim padėti žmonėm, net tas pavadinimas ar statusas, jisai gal marketinginė prasme, gal pozicionavimo prasme yra svarbesnis, bet iš tikrųjų tai gali būti labai geras ir kokybiškai dirbantis pradedantis specialistas ir gali būti taip pat gerai dirbantis po 10 metų, kaip tas, kuris tik pradėjęs, ne? Ir taip pat man gal labiau yra svarbu, kad tai keistųsi, kad tai augtų, evoliucionuotų, nes kad ir koks tu profas bebūtum, jeigu tu stovi vietoje ir neaugi, tai vis tiek tu po truputį tada degraduoji, kaip sakant. Tai va, tai kviečiu mūsų klausytojas irgi savo kiekvienai įsivertinti, kas joms yra profesionalumas, kurio jos nori siekti, kurio jūs norite siekti. Ir taip pat kviečiu pasidalinti komentaruose, kaip jūs suprantat, kas tai yra, kaip arba ką iš mūsų pokalbio išsinešėt savo, kokias išvadas pasidarėt apie tai, kas yra profesionalus kaučas, arba tiesiog kaip jūs suprantat. Tai mums bus irgi įdomu paskaityti komentarus. Tai labai ačiū visom, tiek dalyviam, tiek žiūrovim. Tiesa. Ačiū. Ir matysim kitose epizoduose, informaciją sekit grupiai. Po 2 savaičių beje, kitas bus podcastas tuo pačiu laiku. Okay. Viso. Viso.